Mes iš tikrųjų susirinkom čia visi jauni ir daina apie šitą mūsų kraštą, kur Nemunas teka, ir kad mes visą laiką liktume jauni, pakelkime taures ir likime jauni. Už jaunystę. Leiskit pakelti lietuvišką tostą, už margą raštą, ilgą kraičio juostą. Tegu jinai lelijom, tulpėm išrašyta, lyg saulės kelias veda jūsų laimės rytą. Leiskit medaus pripilti pilną ragą, tegul geltonas gintaras liepsnoja dega, tegul jo karštos liepsnos vis atplazda ir neša jūs į didį meilės kraštą. Už jūs, kad laimė kaip gėlė žydėtų, po Lietuvos dangum žvaigždėtų, už šviesų kelią, platų mostą. Mielieji, ir už jūs leiskit pakelt mums tostą. Ačiū, ekspromto sesiją baigėme. Dabar skelbsime vertintojų dalį. Pasiimkit mėlynasias ir raudonasias korteles, mažasias. Kiekvienas stalelis turi savasias korteles ir jų kamputyje yra parašytas jų stalelio numeris. Kas dainavo pirmą dainą ir gal norit dar kažką pasakyti, pakomentuoti, ar savo dainą pakomentuoti, ar kaip jums sekėsi? Viskas gerai. Na, tai kadangi merginos buvo pirmos ir pirmam, kaip žinot, visuomet yra labai sunku, tai aš manau, kad jos įveikė tą pirmo pasirodymo sindromą, jaudulį tokį pavadinkim, ar ne? Na, jos tikrai išlaikė ritmą dainos. Vertinant aprangą, jos beveik atitiko Kregždučių įvaizdį. Na ir šiaip susidainavusios kaip dvi duetinės Kregždutės, aš manau, jos tiesiog šaunuolės. Ačiū jums. Paplojame pirmo stalelio ekspromtų dalyviams. Kviečiame antros komandos Vytautą pas mus ir trečios komandos Ramunę taip pat pas mus. Iš visų dalyvių patiko labiausiai jo daina atliekama sportu. Tai dar kažką tai jo dėkai, kažką tai tokį pasakyti. Galite sakyk su žodžiais labai sunkiai. Viskas puiku. Aš noriu tik pasakyti tiek, kad kviečiu visus pasiekti trečios komandos pavyzdžių ir balsuoti už antrą stalą. Ačiū. Dėkojame už tokį puikų pasisakymą ir kviečiame trečios komandos Rasą, Jūratę pas mus. Ir ketvirtos komandos vertintoja Aldona. Taigi, mikrofonas vertintojai bus. Man patiko labai Jūratė. Mūsų irgi visai komandai patiko. Jinai buvo juodoji gulbė. Ir labai grakščiai tą rankelę ten mosikavo. Labai patiko daina ir labai gražiai atliko. Ir labai artistiška. Jums labai ačiū, Jūratė, jūs nuostabi. Oi, kokie puikus. Aldona tiesiog puikiai vertintojai, balsuokite už Aldoną. Na gerai, jeigu jums patiko Aldona, į mėlynąją kortelę įrašome numerį 4. Jeigu mums patiko ši puikioji juodoji gulbė, kaip ir pranešė vertintoja, į raudonąją kortelę įrašome numerį 3. Kviečiame ketvirtos komandos Šarūną pas mus ir penktos komandos vertintoja Lina. Na ką galiu pasakyti? Mums patiko jo daina ir ypatingai kepurė. Žiūrėjom ir akių atitraukti galėjom. Ir aplamai visa šita komanda tokia puošni, tokia graži, kad už juos nebalsuoti tiesiog neina. Taip. Aš galvoju, kad pati daina, gal truputėlį ten pradžioj tokia, man taip pat labai negirdėta. Man irgi nebuvo labai negirdėta. Taip, o paskui įsidrasino, padainavo visai gražiai, visai ir garsiai, ir tvarkingai. Manau, kad visiems patiko. Ir kviečiame penkto stalelio ekspromto atlikėją Austėją, kiek įtariu, ir
pirmos komandos Neringa vertinti. Na, manau, kad čia viskas buvo labai gerai, kai mes esame panašių su jie metų, tai jaunėlės vis tiek patiriam daug ekspromto, tai panašiai viską padarom. Taigi, aš paprašysiu, kol gros muzika, raudonosios dėžutės komisijos narę ir mėlynos dėžutės komisijos narę surinkti savasias korteles. Po surinktų kortelių skelbiama 10 minučių pertraukėlė. Ir mes norime pradėti pasirinktos dainos konkursą. Na ir konkursą pradėsime nuo stalelio numeris 1. Ir mes ateinam pakalbinti būtent tas nares, kurios pasirinko dainuoti tą dainą. Ir dabar norėtume girdėti, kokią dainą esate pasirinkusios abidvi. Na ir kodėl būtent tą dainą pasirinko? To, kad mums šitą daina yra visa tai širdies, jinai jau mum jaudinasi širdį, nes dažnai ją dainuojam kartu. Baltas sniegas, baltas kelias, kvepia medžiais, svajomis, stebuklingai kalba baltas miškas, per kalėdas su mumis. Baltas sniegas, mano tėvas, sniego glėbyje. Ir sakykit, kokią dainą pasirinkote dainuoti? Dantukų broliai. O, kokią šaunią dainą? Tada dar noriu biškai išgirsti apie jūsų tą mažiausiai lėliuką. Ar tas vardas atitinka, ką dabar dainuosi? Nu, šiek tiek taip galima sakyti. Puiku. Iš kur esat, ką veikėte ir ką darėte? Iš Vilniaus kaimo, dabar auginu vaiką, 30 šimtas su socialinė darbe. Labai puiku. Na ir dabar dar turiu prie šio stalo. Galiu pasakyti šių rūmų šeimininkę šiandien dienai, kultūros centro direktorė Jūratė. Nu, prašau prisistatyti tada. Bet jau esate. Bet jau esu čia, nu ne visai iš rūmų, čia šiaip seniūnijos valdos. Bet tai vis tiek. Ir matome, jau žinome, kad pasirinkta daina dainuos Viltė. Viltė.
Na ir Vilte, kokią dainą pasirinkai? Pasirinkau Vaido Baumilos dainą Myliu. Oho, tu neseniai tau labiausiai prie širdies, taip? Na, man šitą dainą tikrai prie širdies. Aš manau, kad tu ją labiausiai atstovauji tą dainą iš širdies gelmių, taip? Tarkime. Gerai, aš dabar prašau tavyti prie mikrofono. Na, o mūsų jau tokia pareiga dabar atėjus pakalbinti kiekvieną šios stalelio narį. Taigi, komanda puiki, išradinga, graži. Tai pirmoji, tai jau kuri šalia mane sėdi, tai kalbinu. Na, įsivardinkim. Esu Milda iš Kačerginės ir mes čia sudarėm jungtinę daktarų komandą Kačerginės su Zapyškiu. Zapyškio daktarais, nu ir tiesiog gydom sielą, gal kas pajuto, bet tai kas jiems jau gera, matau, kad net nelabai girdi. Taip, girdi visi. Visi nariai jau čia atrinkti, jie visi stiprus ir aš irgi stiprus. Tai va, tai ką, jeigu daugiau klausimų Aš manau, yra, kad tai klausimai jūsų matos kaip įdomu, kaip mes rinksim šauniausią Gerai. kapitoną. O aš dabar Gerai. pakalbinti Rimantas esančius prie stalelio dalyvius. dalyvus Vytautas. Tai jau Vytautas buvo Esu žmogus Vytautas. sesijos dalyvis, bet jeigu neįsivardinsit, kas esate, tai garsiai aš pasakysiu. Dainuoju ekspromtu. Esu Zapyškio bendruomenės narys ir esu BVG narys. Ir buvo toks susitarimas slaptas mūsų su vedėjom, kad čia dalyvaus VVG komanda šitam turnyre. Bet čia gavosi tokia mišri komanda, VVG ir daktarų. Niekada nepagalvočiau, nepasijuočiau, tik iš to, kad nemiegojau jau antrą naktį spaudžia, karto karto spaudžia, kažkur ten kur širdis prisiminus tavo veidą. Myliu, turbūt aš tave myliu, kažkoks keistas jaudulys dabar, mano krūtinėj, mano meilė, jau širdis neapgaus, mano siela priklauso nuo šiol tik tau. Aš tampu labai liūdnas, be tavęs jau savaitę negalėčiau iškęst. Tu iš pajūrio, aš iš sostinės, tavo rankos per savaitę tik kartą klausom. Myliu, turbūt aš tave myliu, kažkoks keistas jaudulys dabar, mano krūtinėj, mano meilė, jo širdis neapgaus, mano siela priklauso nuo šiol tik tau. Valanda po valandos neužtenka jėgų sulaukt, pagaliau susitikimo dienos nebelauksiu, nebeištversiu, pilnas bakas ir aš kelyje pas tave, o myliu. Kokią dainą pasirinkote ir kodėl būtent tą dainą pasirinkote? 40 mūsų dienos kaip šventė, kitam visada šventės. Kadangi jūs kiekvieną dieną šventė, tai tą dainą pasirinko, taip? Nu ir puiku. Tai dabar aš matau, prie šio stalelio sėdi labai puiki, nu ir sakyčiau, pasipuošusi komanda. Aš labai giliuosi, kad mes su jūsų Zapyškio vietą pasirinkome net karnavaliniu metu. Tada reikia būti geros nuotaikos, o jeigu kad nėra nuotaikos, kad ją pakelti, reikia pasipuošti. Ir tada labai gerai jautiesi. Taigi, aš noriu pristatyti šį stalelį. Jisai yra Braziukų kaimo bendruomenė, taip. Nu, ir pirmininko aš kaip matau nėra. Išvykęs. Pirmininkas išvykęs, žmona atstovauja pirmininkas. Sakė, kad gyvenimo būdas Braziukuose vyksta tikrai įdomus, verda pas mus. Ir šiaurietiškų ėjimų vaikštom, organizuojam visokius plenerus. Ir šiaip esam tikrai smagūs žmonės. O tam žalių ežerų stovi malūnas vėjelį.
dainą. Pasirinko Rūta dainuoti dainą. Laisvė. Gerai. Mes dabar matom, kad pas mumis